Tavo šventumas prasideda kada? Kada tu priemi Jėzų Kristų į savo širdį, kada tu atgailauji, kada tu išpažįsti savo nuodėmes ir pripažįsti Jėzau, tu esi mano viešpats ir tu esi mano gelbėtojas. Kai tu išpažįsti Jėzau, tu esi mano viešpats, tu esi mano gelbėtojas. Nuo tada gauni pakvietimą į mokyklą. Viešpats pakviečia, sako, dabar tu pradėsi mokytis gyventi, studijuoti dvasinį gyvenimą. Ką reiškia gyventi dvasioje? Visą gyvenimą pragyvenai kūniškai, mąstei kūniškai, svajojai kūniškai, gyvenai kūniškai, kūrei planus, viskas apie mane ir mano kūną. Mano emocijos, mano kūnas, mano emocijos, kokios geros emocijos, dabar blogos emocijos, dabar geresnės emocijos, kokios fainos emocijos. Vien kūnas. Ir viešpats sako, nuo dabar tu pakvietei, kad vaikščiotum su manim, štai mano planas tau. Kasdien mes mokysimės eiti į mokyklą, į dvasinę mokyklą. Kaip vaikščioti su viešpačiu. Kaip gyventi dvasioje